Nors savanorystė Lietuvoje nėra tokia populiari kaip vakarų Europoje, tačiau įvairūs savanoriškos veiklos projektai bei pačių darbdavių požiūris į savanorystės patirtį turinčius jaunuolius keičiasi, o savanoris visuomenėje tampa vis labiau vertinamas ir pripažįstamas. Tuo šiandien įsitikinome ir mes, draugė su gatvės praeiviais, kalbėdamiesi apie savanorystės svarbą mūsų visuomeniai. Labai, sakyčiau, teigiamų dalykų mokina žmonės. Ir kartu aplink juos visus. Ar pati niekad negalvojote apie savanorystę? Taip labai rimtai, tai nelabai, bet tokius kažkas, jeigu kažką pakviečia labai trumpai vienai dienai, tai sutinku. Skaičiau straipsnį kažkur, kad Lietuvoje labai tai nėra nepopuliaru, berods VIQ. Šitam straipsniui buvo grinai visas straipsnis skirtas apie savanorystę ir ten pasivėta, kad Lietuvoje nėra taip populiaru ir aktualu. O kaip ar pats ryžtumėte savanoriauti ar negalvojate? Aš esu savanoriavęs jau keliose šiaip visuomenės organizacijose ir viskas. Tai skatintumėte ir kitus tai daryti? Taip, žinoma. Mes iš tikrųjų galim savanoriauti, bet kiekvieną savo sferą. Pavyzdžiui, mes irgi, sakykime, dažnai savanoriaujam, kai grojam kažkokiuose koncertuose, labdaros ar ten kažkokios, ar tiesiog šiaip koncertuose, kurie yra nemokami. Ir taip mes skleidžiam, tarkim, meną visuomenėje ir kultūrą. Savanoriauti kiekvienas tuo, ką sugeba daryti ir ką gali duoti. Tai šiuo atveju mes galim duoti, reiškia, muziką. Tai yra tai, ką mes darom, tai, ką mes mokomės ir tai, ką mes galim suteikti ir kuo galim pasidalinti. Manau, kad savanorystė jaunam žmogui yra labai svarbi, nes taip galima išreikšti save galbūt, padėti kitam ir to trūksta šiek tiek. Jaunam žmogui daugiau gal suinteresuotas aplink save esančiais dalykais ir nori tik savo gero, o ne kitiem. O jūs pati gal savanoriaujate? Dėja ne, mokausi, bet po mokslų planuoju, kad išvažiuoti kažkur truputį padaryti tarpą tarp mokslų ir į savanorystės į Afriką, į kur nors tokias sunkiau gyvenančių žmonių šalis. Dalinimasis savo energiją jau iš esmės yra gerai. Ta prasme, tu parodai pavyzdį aplinkiniams, kad gali ne tik imti, bet ir duoti ir kad, galų gale pats žmogus turbūt nuo to jaučiasi geriau. Reikėtų skatinti, nes pas mus šita veikla nėra išplėsta ir ta prasme tikrai daugelis nežino. Aš manau, kad daug jaunų žmonių ir prisidėtų, nes, pavyzdžiui, žinau draugės dukra, kuri savanoriškai šituose globos namuose, bet gyvūnų globos namuose talkininkauja. Tai manau, kad tikrai prisidėtų ir prie vaikų, ir prie namų, sakykime, kažkokio tai gyvenimo. Ir mes reikia daugiau informacijos ir daugiau akciją išplėsti. Jau ankstesnėje savo laidoje pristatėme projektą Jaunimo savanoriška tarnyba. Remiantis ES programos Veiklus jaunimas Europos savanorių tarnybos modeliu, Lietuvoje 2013 m. spalio 1 dieną imtas įgyvendinti projektą sulaukė didelio būrio jaunuolių susidomėjimo. Tad šiandien dar kartą aptarėme naujausius rezultatus ir bendras savanorystės tendencijas Lietuvoje. Šiuo metu mūsų projekte jau yra 425 savanoriai. Stabiliai išbaigiančių savanorių 30% įsidarbina, randa darbą savanorystės metu. Ir taip pat dalis iš jų dabar kažkur apie 30 žmonių įsidarbina tose organizacijose, kuriuose ir savanoriauja. Tai pavyzdžiui, Kauno mieste yra 2 tokie savanoriai, kurie pradėjo dirbti toje organizacijoje, kurioje savanoriauja. Taip pat mūsų projektas tęsiasi iki Liepos 31 dienos, tai vis dar galima ateiti savanoriauti ir vis dar galima tapti priimančią organizaciją, kuri nori priimti savanorius. Savanoriškos veiklos projektas tęsis iki šių metų Liepos 31-osios. Tad tie, kurie vis dar dega norą savanoriauti arba tapti savanorius priimančią organizaciją, dar galės suspėti į traukinį. Visą svarbią informaciją apie savanorišką veiklą šiame projekte galite rasti interneto svetainėje buksavanoriu.lt. Nu, mes grįžkime prie projekto rezultatų. Pasak Vydūno Trapinsko, reikėtų dar kartą pabrėžti, kad savanorystė yra puikia alternatyva ieškantiems darbo. 50% mūsų projekto dalyvių turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Tai tik parodo, kad žmogus dažniausiai kas antras žmogus yra baigęs universitetą, ir greičiausiai arba neranda darbo, nes jam trūksta tam tikros patirties, gal nori keistis šiek tiek studijų kryptį, tai ieško savęs, bando atrasti per savanorišką veiklą.
Na ir taip pat, pavyzdžiui, 35% yra bedarbiai iki 6 mėnesių ir 25% yra bedarbiai tarp 6 ir 12 mėnesių. Projekto jaunimo savanoriška tarnyba veikloje sėkmingai dalyvauja organizacijos ir savanoriai iš visų didžiųjų Lietuvos miestų. Tiesa, Alytus savo aktyvumu lenkia net ir Kauną, Klaipėdą bei Šiaulius. Pirmauja didieji miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus išskirčiau, turi labai daug savanorių, aktyvios labai yra organizacijos. Skirtingose miestuose, didžiosiuose savanoriauja maždaug apie 20 savanorių. Vilniuje daugiau šiek tiek yra, jų yra 30. Na ir taip pat yra šiek tiek skirtingas akredituotų organizacijų skaičius. Irgi jis varijuoja nuo 20 iki 25, iki 30. Tai tiesiog skiriasi pasirinkimas, į kurias organizacijas savanoriai gali eiti savanoriauti. Pasak pašnekovo, organizacijų pasirinkimas kiekviename mieste yra skirtingas, tačiau daugiausiai savanoriškos veiklos alternatyvų šiuo metu siūlo Kauno organizacijos. Mūsų projekte didžiausia organizacijų dalis yra socialinės krypties, net 50%. Kaunas išsiskiria tuo, kad tų organizacijų įvairovė yra tikrai didelė ir tarp jų paminėtinų, tarkim, yra Kauno 9 fortas, Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodas, Lietuvos Karitas, Miegantis drambliai, asociacija Šviesos dirbtuvėlės. Tai tikrai didelis spektras kartu nuo ekologijos, pavadinkim taip, iki socialinės srities, iki tam tikrų bibliotekų ar, pavyzdžiui, kaip ir Miegantis drambliai organizacija, kur tu gali vykdyti savanorišką veiklą sporto srityje. Tad nieko nelaukę užsukame į Kaune įsikūrusį Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodą, kuriame susitinkame su savanorių kuratorė Giedrė Paužaitė. Pašnekovė atskleidžia, kad ši vieta yra tikras savanorių traukos centras Kaune. Taigi klausėme, kodėl. Čia yra labai daug įdomios veiklos. Botanikos sodas turi daug skirtingų skyrių ir tiesiog kiekvienas savanoris gali atrasti savo patinkančią veiklą. Tai tarkim tiek ir tie, kurie nori būtent su augalais dirbti, tiek ir tie, kurie nori daugiau kažką organizuoti, renginius įvairius ir šiek tiek tokį kitokį ofisinį galbūt daugiau darbą. Tai ir šį botanikos sodas yra labai atviras, darbuotojai yra draugiškai nusiteikę ir jie jau yra pripratę prie savanorių, nes yra tiek ir užsieniečių savanorių, tiek ir lietuvių savanorių. Vytauto didžiojo botanikos sodo atstovė teigia, kad pagal jaunimo savanorišką tarnybą projektą šiuo metu turinti tik vieną savanorę Aureliją, kuri jau mėnesį stropiai prisideda prie botanikos sodo grožio kūrimo. Veiklos spektras platus, tad darbo užtenka ne tik Aurelijai, bet ir savanoriams iš užsienio. Įvairiausius darbus daro, ir gėles laisto, ir prižiūri, ir augina, ir medžius geni, ir su vaikais užsiema. Iš tikrųjų, mes turime edukacinės klases vaikams iš mokyklų, turime ekskursijas, kurias ir organizuoti padeda, ir renginukus pravedinė, veda vaikams. Visokiausių įvairių darbų, kuriuos galima atlikti visiems, tiek savanoriam, tiek botanikos sodo darbuotojam. Pasak koordinuojančios organizacijos Daineta mentorė Živilės, svarbu, kad į savanorišką veiklą įsitrauktų kuo įvairesnio pobūdžio organizacijos, kurios galėtų priimti savanorius. Mat netradicinės savanorystės vietos yra pačios populiariausios. Tiek ir Kaune, tiek ir kitose miestuose yra pagrindinės mėgstamiausios organizacijos, kuriuose būna daugiausiai savanorių ir botanikos sodas mūsų džiaugsmui yra viena iš tų organizacijų. Taip pat Kaune mes koordinuojame darbo biržą, tai ir darbo biržoje yra poreikis savanorių ir savanoriai ten nori savanoriauti ir taipogi kitose miestuose yra tiek ir populiarūs tarkim, regioniniai, nacionaliniai parkai ir bibliotekos ir tam tikros organizacijos, į kurias visada plūsta savanoriai ir ten būna ne vienas, ne du savanoriai, bet 3-4 vienu metu ir jiem tuo pačiu ir būna smagiau, kuo daugiau tuo geriau ir tuo daugiau tų prasmingesnių, įdomesnių darbų galima nuveikti. Pasak Živilės Dinapaitės, džiugu, kad savanorių sėkmės istorijų vis daugėja. Yra labai daug šaunių sėkmės istorijų. Turim
5 tikrai tokius garantuotus atvejus, kai savanoriai įsidarbino tose organizacijose, kuriuose jie savanoriavo, tiesiog vien dėl to, kad jie užsirekomendavo ir tose organizacijose arba atsirado darbo vietos, arba specialiai dėl savanorių buvo sukurtos darbo vietos. Susirasti naują darbą po savanoriškos veiklos tikisi ir savanorė Aurelija. Mergina pasakoja, kad išėjusi iš nemėgstamo darbo biržoje gavusi pasiūlymą išbandyti save savanoriškoje veikloje. Ilgai nesvarsčiusi, Aurelija pasirinko savanorystę šiame botanikos sode, kuri, kaip tikisi ji pati, pravers ateityje. Šiaip studijuoju veterinarijos akademijoje, gyvūnų mokslo programos 2 kurse. Kadangi studijos ištęstinės, tai labai daug laiko lieka ir darbams, ir visokiai kitokiai veiklai. Todėl, manau, darbas botanikos sode kaip ir padės ateityje. Manau, savanorystė yra naudinga todėl, kad įgyjama naujos kvalifikacijos. Tarkim, aš apie augalus nelabai ką išmaniau, dabar aš jau apie kai kuriuos galėčiau ir papasakoti. Tarkim, žinau kai kurių augalų istorijas. Čia netgi šioje oranžerijoje yra augalas, kuris atrastas 1994 metais. O pasirodo, seniausias žinomas tos rūšies augalas yra maždaug 2000 metų senumo. Štai tokias praktinės savanoriškos veiklos žinias mums perteikė savanorė iš Karmėlavos. Mergina teigia, šiuo metu ne tik savanoriauja, bet ir ieško darbo. Tačiau ateities planuose yra ir kur kas didesnių užmojų. Iš tikrųjų, ateityje planuoju ūkininkauti. Tai galbūt šiek tiek sužinosiu daugiau ir apie tuos kasdieninius augalus, tarkim, daržovės, vaistažolės, prieskoniniai augalai. Right.